Pasak Vilniaus senamiestyje esančio vokiečių restorano Bunte Gans darbuotojų, Klaipėdos apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius ir Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Audrius Pėstininkas į restoraną atvyko su bičiuliais. Jiems iš anksto buvo rezervuotas staliukas. Porą valandų pasivaišinę restorane vyrai ėmė triukšmauti. Besiskirstant pradėjo ieškoti savo striukės. Vienas iš jų nerado striukės. Pradėjo ieškoti, gal susinerinęs ten garsiau pradėjo kalbėti kažką viską, ko mes paprašėme, gal galima visą tai spręsti lauke, kad nereikėtų prie kitų klientų aiškintis visų tų dalykų. Tiesiog buvom išėję lauką, ko pasiekoje, mano kolegė, kuri dirbo, tiesiog rado tą striukę. Atsidūrę lauke, teisėjas ir prokuroras nenurimo. Pasak liudininkų, rodė darbo pažymėjimus ir grasino atleidimais. Netrukus buvo iškviesta policija. Restorano atstovai sako, kad tai padarė ne jie. Balandžio 13 dieną, 23:48 buvo gautas pranešimas, kad viename iš Vilniaus barų, Aušros vartų gatvėje, 2 asmenys konfliktuoja su restorane esančiais lankytojais. Atvykus policijos pareigūnams į įvykio vietą buvo nustatyta, kad vienas iš asmenų, kurio netinkamu elgesiu buvo skundžiamasi, yra Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius. Teisės aktų nustatyta tvarka apie įvykį bus pranešta teisėjų tarybai. Teisinį imunitetą turinčiam teisėjui Dariui Kurpavičiui blaivumas nebuvo tikrinamas. Jo pasilinksminimo bičiulis prokuroras Audrius Pėstininkas buvo nuvežtas į komisariatą. Jam nustatytas sunkus daugiau nei 3 promilių girtumas, pradėta administracinė teisena. Prokuroras sako, kad dėl savo elgesio gailisi. Tikrai pripažįstu, kad pasielgiau netinkamai ir savo valdžiai tai pripažinau ir gailiuosi dėl to, bet tikrai kažką smulkiau ir plačiau paaiškinti aš neketinu. Tai įvyko konfliktas ir tiek. O tarp ko ten? Su darbuotojais. Prokurorų etikos komisija būtent ir nagrinėja tokius atvejus, jie savo sprendimu gali pripažinti arba nepripažinti prokurorą padarius tam tikrų teisės aktų arba etikos kodekso pažeidimus ir gali siūlyti skirti jam tarnybinę nuobaudą. O kaip jūs žinote, tarnybinė nuobauda tai gali būti nuo švelniausios pastabos iki griežčiausios atleidimo iš tarnybos. Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė tvirtina, kad kol kas konflikte dalyvavusio teisėjo elgesys nebus svarstomas. Jūs svarstysite jo elgesį? Kokiu pagrindu? Ne tai, kad vyko konfliktas, kuriame dalyvavo taip pat teisėjas. Ten policija aiškina, kad jam protokolos rašyti negalėjo, dėl to rašė jo draugui prokurorui. Šiai dienai aš neturiu tokių duomenų, kad teisėjas dalyvavo pats konfliktinėje situacijoje. Restoranas triukšmavusiems teisėsaugininkams pretenzijų neturi, sako pirmadienį sulaukė prokuroro ir teisėjo atsiprašymų. Reporterės Aušrinė Ionovienė, Gintarė Butkienė.